Sveiki visi Iron Quest žiūrovai, šiandien esam Vilniuje, Ultimate sporto klube, kur svečiuojamės pas Aidą Grybauską, mano gerą bičiulį. Jisai čia dirba treneriu ir keičia žmonių gyvenimus. Ir šį sezoną jisai ypatingai smarkiai pats pasikeitė ir šiandien noriu pamatyti jo treniruotę, kaip jis treniruoja savo krūtinę ir rankas, taip? Jo, taip, šiandien rankos. Krūtinė ir rankos. O kuo skiriasi tavo treniruotės nuo praeitų dalyvavimų varžybos ir nuo dabar, nes dabar tavo geriausia forma ever, kokią tik mačiau? Iš tikrųjų skiriasi tai nieko, viską darau maždaug panašiai, bet tiesiog laikas, įdirbis ir stažas savo duoda. Mačiau tavo vieną komentą ar postą Facebook'e, iš tikrųjų, kur tu rašai, matyt, tau tą metų pertrauką išėjo į naudą pasiruošimui. Jo, nes buvau iš tikrųjų kelius sezonus iš eilės, 4-5 tęsiasi tie sezonai ir greičiausiai, kad organizmas jau buvo pavargęs, tai 2,5 metų, 2 metai tai buvo, manau, tik į naudą poilsio. Viskas dabar tiesiog net nustebau, nes ką aš darau, tai organizmas visko klauso, nors į pabaigą ten jau buvo paskutinių sezonų, kad sunku jau buvo ir suprast save. Supratau, bandysim šiandien suprast save, pažiūrėti pagal tavo krūtinį rankų treniruotę ir išbandyti man ją, nes man visada labai įdomu su varžybiniais sportininkais padaryti treniruotę, nes kad ir sportuoji daugiau nei 12 metų, atrodo, tu viską žinai, viską jauti savo kūną gerai, bet kažkas iš pašalies parodo ir pajauti, kad gal ne taip ir pažįstu savo kūną. Taip pat kaip ir šį sezoną, ruošysi ne pats dabar, taip? Ne, ruošė treneris Darius, tai jo pagalba irgi, manau, padariau neblogą formą. Pažiūrėsim, kaip Aidas atrodo be džemperiuko, bet pradžiai pradedam daryti krūtinės treniruotę, einam apšilsim. And my team too, I rephrase that. Rappers mad at us, I don't get it though. I'm just kicking flows for the meantime. That mean I take them off. Major high, like I'm shaving rocks. It's still heavyweight rap when the bass knock. I need straight. Gali kilt klausimas daugeliu, ką mes čia darom per pratimą, ar čia vakarėliam, žinot, iš tikrųjų tai apšilinėjom būtent pečio sąnarį, nes krūtinės treniruotė ir nesinori susižaloti pečių, ypatingai aš esu turėjęs nemažai traumų pečių, pats turėjai traumą pečių? Ypač kai buvau šiek tiek išėjęs iš šito sporto ir buvau pas Valentiną jo Fight Academy, tai buvau labai stipriai pažeidęs pečius ir buvo stiprus sąnarių uždegimai, tai būtent šitais darimais aš juos įsigydžiau. Šiandien, hebra, jeigu pamatysit 2 balvonus darančius tokius pratimus su kilogramu, tai negalvokit, kad jie visiškai nesąmonės daro, jie gydo pečius. I'm on my job with this mic, so if you mad at the flow, you probably got a problem with life. Guard with the mic, I just go hard with the mic. You in the garden, ain't nobody guarding the mic. You get it? You got a part in the mic. I do it all day. FYI, I be hogging the mic. Yeah, carbon fiber the mic. That's priceless. Real talk, I be hiding the mic. Chained to the booth, locked in, tied to the mic. I wake up and say hi to the mic. Damn it, I'm back. Untamed animal rapping. They ain't even got a cannon for that. Check, never did we care. We just took what we want in this concrete jungle. I'm the grizzly bear, I don't hibernate. It's a lot of hate, and I'm very, very tired, but I gotta wait. It's the time to make moves. Andale, rapido, kinda lay flow. Smooth wave, H2O wanna cool there. Check, the greatest lyricist of all time. Yeah, I bring time back. Check, the greatest lyricist of all time, of all time. Check, the greatest lyricist of all time. Yeah, I bring time back. Check, the greatest lyricist of all time, of all time. Jau Aidu padarėm keletą priėjimų ir aš jaučiau šiek tiek skirtumą nuo įprasto tiek laikymo pozicijos, tiek pakartojimų skaičius. Aidai, kuo skiriasi tavo treniruotė būtent krūtinės? Daugiau akcentuoju, tarkim, į siauresnį paėmimą, būtent kampų darant, kad daugiau dirbtų viršus, bet daugiau į vidurį, į krūtinės. Ir niekada netisiu rankų pilnai. Ir nenuleidžiu pilnai krūtinės, kad netemptų ir nelaužtų pečių.
Žodžiu, pumpingas, prieš varžybinis pumpingas. Varžybinis pumpingas dabar kaip ir angliavandenių duobė, man tai, žodžiu, degini glikogeną, kuo daugiau sudegini glikogeno, o tai tokios treniruotės labai tinkamos, ypač dropsetinant. Aha, tai dabar kaip tik ir darysim, mane dropset? Darysim dropsetais. Tai kaip tai atrodo? Padarau maksimumą su šito svoriu, iš karto numetu, sumažinu svorį ir dar darau maksimumą. Tai žodžiu, būna tik vienas mažinimas svorio? Jo, vienas. Žodžiu, priėjimas iš 2 dalių? Taip, taip. O kiti būna daro iš kokių 5 dalių dropsetus, kaip tu į tai? Nu, čia yra irgi, sakyčiau, gana gera metodika, bet vėlgi reikia atsargiai, nes aš dabar esu angliavandenių duobėje, taip kad labai irgi nereikėtų, kaip sakom, drožti raumens, nes raumens sąskaita nesinori sportuoti. Supratau. Iki jau riebalo nėra, turi jau pats jaus, kada raumo krenta, kada ne. Reikia atsargiai iš tikrųjų. Ok, darom. That's right, babe. Master Dom, Ice Age. We swagged out, we floss hard, and our boss. That's right, babe. Master Dom, Ice Age. We swagged out, we floss hard, and our boss. I do this here, scuba gear, Aquaman. When the booth appears, shoot to kill. When I make a hit, anything less, consider flagrant. Keep the fluid stock when I'm due to drop. In the bars like dolls, all you do is knock. But if I'm bad, they suck, they should get the How to Rap app on their iPads. Top shafter, I just pop vodka, eating PB&J's, I bought the block lobster. Stay in flight, gotta pray tonight so tomorrow morning I can see another ray of light. Try to make it right, keep killing songs. I mean, they love me for the music, but I feel it's wrong. Johnny Cool, heating up. Now is it me or is it feeling warm? That's right, baby. Master Dom, Ice Age. We swagged out, we floss hard, and I ball. That's right, baby. Master Dom, Ice Age. We swagged out, we floss hard, and I ball. Black Park, pull up, I hop out. Good luck. Aido dropsetai mane iš ties žudo, tiksliau žudo mano krūtinę, bet pumpingas tikrai nesveikas. Tikrai taip, nes prieš varžybos tai visada mano tokios treniruotės būna tiek krūtinės, tiek pečių, tiek nugaros ir kojų, jo labiau. Tai, varžybos ir dropsetai tai neatsiejama. Neatsiejama dalis. Ką toliau darysim? Toliau darysim spaudimą horizontaliai su hanteliais. Ir prijungsim pekdek treniruoklį, dar tai bus super serija, suvedimai pekdek treniruoklyje. Einam pažiūrėsim ir kaip visada, kur buvęs, kur nebuvęs jaunuolis. Pažiūrėkit, kas ten per jaunuolis ateina. Labadiena, jaunuolis. Labadiena. Jis varžybom ruošia? Jo. Pas šį jaunuolį pasėdė? Taip. Gerai, toj pažiūrėsim. Gal kažkaip per 3 dienas pavyks formą padaryti? Per 3 dienas dažniausiai ir pavyksta. Va dabar mane irgi ruošia sunkiasvoriams, matot. Aha, tikrai per 3 dienas pasiruošė visą. Pasiruošiu, faktis, kad nebevalgysiu visai. Jo. Ir gersiu. Gerai. Kai išdžiovinu. Jo. Darai.
Bet gali žiūrovams susidaryti įspūdis. Bet nieko neturi. Taip, sakys, ką čia dabar šitas berniukas su džemperiu aiškina mums. Nes ne visigi varžybas matė. Nu taip, taip. Galėtum nusimti ir parodyti, kaip tu atrodai su marškinėlį sportuodamas. Kaip matom, raumuo yra. Tai toliau sportuom ir duokim žiūrovams šiek tiek motyvacijos pažiūrėti, kai dirba tikrai atletiški vyrukai. Štai vienas iš jų Aidis Grybauskas. Finalinis pratimas? Jo, ir mano mėgstamiausias, sakyčiau, krūtinės užbaigimui, tai krūtinės apačiai, bent jau suvedimui su trosais. Specifika yra kokia nors? Nieko įprasto, kaip ir tiesiog rankas laikai delnus vienas į kitą ir darai tokius kaip plėšimus, suvedant ir ištiesiant pilnai rankas. Žodžiu, nieko tokio įdomaus. Ką tu kitaip darai, nei visi? Kai įdomaus, tiesiog darau maksimumą, kiek galiu. Tai gausis kiek prieimų po kiek? Gausis 4 prieimai po maks. Tai tiesiog kiek galiu, tiek padarau. O į Hebras sakys, mano maksimumas, 8 padarau ir tingiu daugiau. Stengiuosi nesidėti labai daug svorio, dėduosi maždaug vidutinišką svorį, kad tinkamai pajaus krūtinę ir neapkraut papildomai priekinių pečių deltų ir tricepsą. Tiesiog akcentuoja labiau viską krūtinę. Supratau, darom. But if I get any higher, I'll trigger every tripwire, spiral down and down while I hear the Bible sound of hope and smile. I find out it was all worthwhile. Go straight to back, keep the streets intact. Otherwise, one of mine explodes. Otherwise, go to this place, pop quiz, wear it out where the grass grows from your nose to your toes, where the sound blows from your knees to the trees. Music distress, one less contest. Quick like a blonde dress, way like a boundless. I ain't no miss, I'm a misstep. Thank you very much, I'll miss ya. Goodbye and such, keep in touch. On the couch with a slouch. 1 for the money, 2 for my car, 3 Easter bunnies, 4 20 guitars, 5 6 Kool-Aid mix, picking up sticks is for loser kids. Put a lid on that, take a look back and realize I breathe fire, I spit sapphire desire.
Who is that? Who is that tripping over? Krūtinę padarėm. Jo, labai gerą treniruotę šiandien gausi. Keidas prasitarė befilmuojant, sako, žinai, kai filmuojat ir pumpingas geresnis. Nereikia azoto skatintojo. Tai galit kitą kartą pasikviesti bičiulį, kad jis pafilmuotų, nereikės privarkauti. Nereikės privarkauti. Ką toliau darom? Toliau darysim bicepsą, tricepsą su super serija. Tai man, sakyčiau, irgi viena iš mėgstamiausių treniruočių, kada aš jaučiu pilnai ranką, pilnai pripumpuotą ranką. Tai man tai yra pati geriausia rankų treniruotė ir dažnai naudoju ją net ir masės metu, ne tik prieš varžybos. Tai kaip atrodys, kiek priėjimų, kas bus iš? Taip, darau šiaip rankas 2 kartus į savaitę, tai darau po 2 pratimus tricepsui, po 2 bicepsui, bet jau, sakau, vėlgi sakant, super serijos. Tai darysiu, tarkim, rankų lenkimą su hanteliais įsukant riešus ir super serija bus su trosų tiesimų žemyn tiesia rankena. Tai vienas super setas? Jo, o antras super setas bus su rankų lenkimo su štanga atsirėmus pilvų į soliuką kampu. Sakyčiau, retas pratimas, bet irgi vienas mano išmėgstamiausias, tai daugiau bicepso pikui. Ir darysiu dar rankų tiesimą su hanteliu atsirėmus į soliuką, sėdint. Nu, pamatysime. Tricepsas? Jo, tricepsai. Tai 2 super setui? Jo, 2 super setai po 5 serijas ir po tricepsui, aišku, duoda daugiau pakartojimų, 15, bicepsui 12-10. Einam daryti? Call me your highness when it comes to the flyness. See us rolling down the street, the girlies running behind us, trying to jump in the ride just like they want to say hi. My swag one of a kind, I keep a gun on my side for all the haters trying to stop it like the sun on my shine. Fly and fuck, don't even need a pimp cup. Just pass the microphone and I proceed to rip it up. Always get dapped everywhere I'm at. Style so fat, couldn't beat it with the bat. I let alone try to dethrone and strip the crown off a dome. When you knowin' that I got this motherfucker song sharper than a pine cone, fly to different time zones, shine like a rhinestone every time the rhyme zone. Move making with Cuz D in the 2, take a making bread like a baker from the land of the Lakers. I'ma take it to a place it's never been before. Beating the game, this shit'll never be the same. Take an aim and I make it rain, but I ain't gotta holler and strip up to talk to some bitches. That shit is out of the picture. I'm off of the rick, then I watch the shit shake. Out to get the cake. At the same time, stay fly. If you ain't trying, I'ma have to say bye. Low life on the high horse, flying Pegasus dinosaur, ray guns and laser swords. Worship said and praise the Lord. I never scared, they slam the door. I ain't waiting for the man's encore. I'ma take what I demand and more. Play with fire or pass the torch. Ain't no more standards, of course. I understand what the slander's for. They can stand when I press record. I just can't be ignored no more. The unexplained and unexplored. Can't see me now, could it before? Blind man of the keyboard. Your beliefs will be restored. Hands in air, need some floor, more juice to juice, proof when it's poured. 666 and a deuce, who's keep score? Make a noose and a new use out of my course. Too thick and never make a motherfucking metaphor. I'm a flying giant, defying force. Rising Leviathan, high soar. Eclipses I soar. The reason you go to court live for, if not by force. Leave you barely breathing on life support. The line is raw. Cyclops tour. Time traveling cyborg trapped in a motherfucking time war. Holla F to the UCKIN, G to the FLYIM. Fucking fly and the type of fucking guy that'll run up on you and clock you in the fucking eye. Neįprastiekiai pratimai, bent jau vienas. Štangos lenkimas, ne, rankų lenkimas su štanga gulint ant pilvo. Kuriai daliai čia daugiau? Čia yra daugiau bicepso pikui. Tai sakyčiau, varžybose yra labai svarbus akcentas, kai yra bicepso pikas, kai aukštas bicepsas. Tai čia turbūt kiekvienas vaikinas prisižiūrėjęs Švarco firmų nori turėti bicepsą. Ja. Tricepsui už galvos su hanteliu. Kodėl abiem rankom ne po vieną?
Labiau mėgstu tiesiog susikoncentruoti ties abi rankas ir didesnį svorį mėgstu kelt. Su viena ranka daug neiškelsi, tai tiesiog ir stengiuosi laikyti alkūnės į vidų, siek daugiau tada įsijungia tricepsą didesnė galva vidinė, tai čia dirba visas tricepsas. Ir aišku, superseto specifika ta, kad be poilsio daro. Poilsio. Mėgstu greitai ir daug labai privaryti kraujo rankas. Tam, kad trumpai treniruotis ar tam, kad raumenį pajust? Tiesiog, kad pajust, kad yra ranka. Tada privarai kraujo ir automatiškai jinai įsipučia iki maksimumo ir tai yra malonus labai jausmas. Ar patartum tokius supersetus daryti ir nevaržybiniam sportininkam? Tikrai patarčiau išmėginti, nes tai vėlgi kiekvienas turi savo atrast tą metodiką, kuri jam veikia. Nėra tų metodikų, kurių ten veikia vienam žmogui, veiks ir kitam. Tai tiesiog siūlyčiau išmėginti viską šitam sportui. Neeksperimentuosi, nesužinosi. Aš irgi lygiai tokios pačios nuomonės ir kaip Iron Quest žiūrovai jau nekart yra matę, turbūt kiekvienas sportininkas, su kuriuo aš treniravausi, sako, ieškokit savęs, bandykit ir jauskit raumenį. Darom toliau. Looking at me dumb, I'm the #1 example of why you shouldn't fuck with a wild animal, violent cannibal, my style's unhandleable, I'm mad at the world, I'm grabbing your girl, she can ride with us, cause OD baby fly as fuck. Svarbiausia dalis yra Instagramiukas mūsų filmavimų. Sekit Iron Vytas Instagrame. Ir aišku, dabar patys smagiausia reginį padarysim merginoms. Prisuka, tai netgi paprašysim Aidą nusirengti ir marškinėlius ir parodyti, kaip dirba iš tikrųjų presas, nes dabar mes nematysim. Be abejo. Prašau. My style's unhandleable, I'm mad at the world, I'm grabbing your girl, she can ride with us, cause OD baby fly as fuck. Aidai, darai kojų kėlimus, tai, bet nekartą man teko girdėti, skaityti apie tai, koks pavojingas šitas yra pratimas būtent nugaros apačiai. Kokią specifiką tu darai, kad išvengt traumų? Pirmas dalykas, viską darau vidutiniu greičiu, nenumesdamas kojų, kai leidžiu žemyn, nes čia, sakyčiau, yra svarbiausias akcentas, kai žmonės tiesiog darydami labai greitai per daug kojas nuleidžia ir pilnai nuleidžia, kas ir įtakoja tą nugaros laužimą. Ir kitas dalykas, kad labai žmonės dažnai daro klaidą, tai kelia kojas, bet nekelia dubens. Keliant kojas tiesias, pilvo preso apačia nedirba. Reikia būtinai įjungti dubenį. Žodžiu, kad presas susiriestų, parodė, kaip atstovi. Tiesiog, preso apačia dirba tik tada, kai yra keliamas dubuo į viršų. Jo, per nugarą. Tai galima dar parodysiu, kaip tinkamai iš šono. Reikia daryti presą, kad būtent dirbtų preso apačia. Yra toks variantas, kai daro tik kojas kelia tiesias, bet nekelia dubens. Ir kitas dalykas, kel dubenį į viršų. Tiesiog stumti į priekį. Lėtai gražiai nuleisti reikia kojas. Ir mano mėgstamiausias, sakyčiau, pratimas. Pamačiau, kaip Kolemanas daro, tai čia aišku buvo senai, dar tik kai pradėjau sportuoti.
Aišku, juokingas, daug kas juokėsi ir lasdavoja tai. Bet lasdavoja turbūt tie, kurie ne visai turi presą. Nu, panašiai. Dažniausiai. Jo. Irgi darant būtent šitą pratimą, kurį ką tik dariau, yra svarbu lenktis ir kupruotis. Nereikia jį daryti tiesia nugarą. Vėlgi, darydami tiesia nugarą apkrausim tik tai nugarą, bet ne pilvo presą. Tai tiesiog reikia susikupruoti. Taip pat kaip darant ir atsilenkimus kampu, tarkim, ant kėdutės, sėdint ir šiaip kitus visus atsilenkimus. Tiesia nugarą darant tik nugarą ir apkrausim. Aišku, kažkiek įsijungia pilvo presas, įstrižiniai preso raumenis, bet pagrindas yra nugaros apačia ir paskui dėl kurios pratimo blogo atlikimo skundžiasi žmonės, kad nugarą skauda. Tai va, aš norėjau tą patį paklausti, kad kaip saugo tą nugarą, todėl kad netgi šiuo metu man yra kažkas su nugaros apačia ir tai periodiškai būna suskausta, būna praeina, šiandien vėlgi man maudžia ir man yra šiek tiek baugu daryti pilvo presą. Taip, aš suprantu, reikia nugaros apačią tvirtinti, bet ar eina kažkaip tai išvengtų nugaros skausmo, jeigu skauda nugarą, kaip daryti tada presą, kad jos neskaudėtų? Ar geriau palauk, kol susitvarkys nugarą? Pirmas dalykas, tai gali būti ir kita problema, ne nugaros apačioj. Gali būti ir problema silpnas pilvo presas, kuris pasirinkamas per sunkus pratimus ir automatiškai pilvo preso raumenys silpni, jie tada įjungia kitus raumenis, tai nugaros raumenis, kurie tada apkrauna nugarą ir žaloja būtent. Tai siūlyčiau pasirinkti tokius pratimus, kuriuos jūs tikrai sugeba tinkamai ir taisyklingai padaryti. Padarėm su Aidu labai gerą treniruotę, tiek krūtinės, tiek rankų, pajaučiau tikrai nežmonišką pompą, kaip Aidas išsidavė, kad geriausias privarkautas yra kamera. Tai norėčiau paklausti, dabar prieš varžybinių laikotarpių turbūt visiems įdomu, kokius tu papildus vartoji būtent prieš po treniruotės, ten prieš miegą, kaip atrodo tavo kompleksas? CLA, omega, BCA, glutaminas. Viskas. Pradžiai dar vitaminus naudoju, mineralus, dabar aišku jau nutraukiau kelios dienus, savaitę dvi iki varžybų, tai pagrindas BCA, glutaminas, CLA ir omega. Papildais, bet svarbiausia yra mityba. Mes jau esam su tavim šnekėję Muscle Shop'e apie riebalų deginimo periodų mitybą ir masės periodą. Čia buvo YouTube, man atrodo, dar kažkur video mūsų yra. Ar kas nors pasikeitė nuo to laiko, ar principus laikaisi tais pačiais? Šiek tiek gal šį pasiruošimą laikau biškį mažiau baltymų, bet kalorijų kiekis kaip ir nesikeičia, daugiau tada duodu angliavandenių. Tai gaunasi taip, kad kalorijos lieka vienodos, bet riebalų ir angliavandenių ir baltymų santykis keičiasi. Aš pastebėjau, kad daugelis atletų, užsienio atletų pradėjo mažinti baltymų kiekį ir didinti kompleksinių angliavandenių. Čia kažkokia nauja mada, ar kas čia yra bodybuildinge? Yra visokiausių metodikų ir faktas, kad dažniausiai, jeigu mažini angliavandenius, didini baltymus, kad išlaikyti tą raumenį, kad neleisti jam irti tiesiog. Aišku, ir žaidi su riebalais. Ne kiekvieną dieną, bet mėgstu, tarkim, dar įpusėjusi pradžioje, labai mėgstu lašišą. Tai kas trečią dieną, tai vis suvalgau po 300 gramų, tai gaunu pakankamą kiekį tikrai šitų gerųjų riebalų, tai jo ir plus baltymas dar. Turbūt ne vienas jaunas žmogus sunkiai atsisako susitikimų su draugais ir vartojimo kažkokių alkoholinių gėrimų, kaip alus, sidras ir kiti, pavadinkim, gaivieji gėrimai su laipsniais. Kaip tu juos reaguoji ir kaip sportininkai pavasarį, šašlykų sezono pradžioj, ar tikrai jokio alaus negeriat? Pasirašymo laikotarpiu tikrai ne ir būna, aišku, būna išimčių, bet tos išimtis tai būna 1-2 kartus į metus, tai dažniausiai gaunasi ekspromtu, bet vėlgi, kaip ir kiekvienas turbūt sportininkas, nesu visiškai abstinentas, tai sakau, būna, kad 1-2 kartus į metus vis tiek kažko paragauji, tai bet tik ne prieš varžybas.
Tai va, supratau. O kaip tu vasarą išlaikai formą? Todėl, kad daugelis atletų sudalyvauja varžybose ir apleidinėja formą. Kiek pamenu, tu po varžybų visą vasarą būni formai. Kaip tau tai pasiseka? Čia jau maistas. Aišku, viską daro maistas, treniruotės maistas. Žaidžiu tiesiog su čydėjai. Stengiuosi laikytis darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, jau savaitgalį aišku leidžiu savo pasmaguriauti, pavalgyti riebiau, greito maisto ir tik stengiuosi vėlgi ne visą dieną, bet visą dieną atsilaikau, tada vakare kažko privalgau, kad nevalgyt paskui visą dieną, nes jeigu jau paragauju ryte, tai paskui tikrai gaunasi pilna čydėjų. Matosi iš tavo šypsenos, kad tikrai dabar ruošiesi atkakliai ir sunkiai, nes kada atletas kalbėdamas šypsosi ir su tokia meilė pasakoja apie cheat mealus, tai reiškia, kad jis jau senai burnoj neturės kažkokios tai nesveiko kažkokio tai maisto, taip? Nu, po varžybų turėjau, tai čia kelios dienos atgal, bet tiek laiko atsilaikius dietos, tai... Vieną dieną nieko nepadeda. Vieną dieną, 2 dienos nieko nepadės, tiesiog skrandis galbūt atsipalaiduos, nors nieko jis neatsipalaiduos. Dar dažniausiai būna, čia jau nebėra kur kišti, vietos nebėra, bet čia reikalauja dar. Aš pamenu iš tikrųjų vieną įvykį, kaip mes Norvegijoje po 2013 berods metais vykusių varžybų grįžom į savo namelį Norvegijoje ir Eidas buvo tiek maisto prisipirkęs, kad jeigu jūs pamatytumėt, kaip tai atrodė, kada jis gulėjo ant šono, pilvas buvo praktiškai kaip pas Kolemoną, apsidėjęs saldumynais, orkai įkeptom dešrelėm ir bulvėm ir jisai su tokiu pozityvu valgė viską, kad buvo tikrai labai linksma, bet kiek pamenu, tu net trečdalio nesuvalgė, kiek buvo apsidėjęs. Tai vat, akis daug nori, daug reikalauja, bet skrandis tai nesugeba to suvirškinti ir tiek priimti, kiek akis nori. Taigi, susimatysim kitose Iron Quest laidose ir sekite mus. Aišku, sekite mus ir Instagrame Iron Vytas ir susimatysim kitose video. Linkėjimai. Kie.